Kiekvieno kūdikio laukimas ypatingas dalykas. 9 nėštumo mėnesiai dažniausiai būna kupini linksmų, o kartais ir netokių džiugių akimirkų. Štai Silvijai, 2 vaikų mamai, antrasis nėštumas buvo kitoks nei tikėtasi. Besilaukiant dukrytės, moteriai gimdymą teko pradėti visiškai nelauktai. Buvo tiesiog namie bebūnant. Pasirodė kraujas, išsikvietėm greitąją, išvažiavom į Šiaulių ligoninę, paskui Šiauliai išsiuntė į Kauno klinikas. Kai atvežė čia, visų pirma buvo gydytojų apžiūros, echoskopai, pasakė, kad vandenų mažai, tada dar kelias dienas brandino kūdikiui plaučius. Darant tonusų matavimus pradėjo kristi, gydytojai nusprendė, kad nebegalime laukti, darė cezarį ir gelbėjo kūdikį jau. Rugsėjo 13 dieną Kauno klinikose gimė Smiltė, kuri tuomet nesvėrė net kilogramo. Mergaitė iškart atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje, kuriame gydytojai iš akių jos nepaleido 5 paras, o vėliau buvo perkelta jau į įprastinį naujagimių skyrių. Reanimacijoje prižiūri sesutės, tik ateini pasižiūrėti ir pasidžiaugti, kad auga. Kūdikių palatose jau pati prižiūri ir maitini, o tuos 2 mėnesius užtrunki, sakykime, tik dėl to, kad išmoktų valgyti pati. Anksčiau laiko gimę kūdikiai, arba kaip juos dar vadina neišnešiotukai, tai naujagimiai atėję į šį pasaulį būdami vos 22-37 savaičių. Todėl nenuostabu, jog jiems reikalinga ypatinga priežiūra. Tie naujagimiai yra nepasiruošę gyventi aplinkos sąlygomis kitokiomis negu mamos pilvelyje ir dėl to jiems reikalinga mūsų pagalba. Aišku, pirmiausia, mamos ir tėčio meilė, bet be medicininės įrangos, be gydytojų ir slaugytojų žinių čia neapsieisi ir todėl jiems reikia ir padėti kvėpuoti, nes jų plaučiai būna nebrandus. Jiems reikia padėti valgyti, nes jie nemoka patys nei čiulpti, nei ryti. Jiems reikia aplinkos atitinkamos, nes mamos pilvelyje jie gyveno 37 laipsnių temperatūroje, ten buvo tylu, šilta, drėgna, taigi jiems reikia palaikyti atitinkamą drėgmę, temperatūrą, netriukšmauti, tausoti jų akytes. Kauno klinikos yra viena iš 2 ligoninių Lietuvoje, kurios gali suteikti tinkamą priežiūrą šiems ypatingai mažiems naujagimiams. Kasmet jos priima ir gelbsti maždaug 150 neišnešiotukų. Jeigu kalbėti apie tai, kad palyginti su eiliniu skyrium tokiu, tai jeigu gydytojui kitam skyriui užtenka galbūt fonendoskopo, paklausyti ir medikamentų, tai kaip mato, čia techninių priemonių yra pakankamai daug ir be visų šitų priemonių mes galim uždaryti skyrių ir išeiti lauk ir nieko neveikti, nes be tų priemonių mes neturėsim ką daryti. Tam, kad tokiam mažam naujagimiui suteikti galimybę, šansą gyventi ir ne tik gyventi, bet būti sveikam, kas irgi ypatingai svarbu, aišku, turbūt, ne tik, kad išgyventų, bet kad išgyventų sveikas. Tai reikalinga ir daug pinigų, ir daug visokių techninių priemonių. Tai pirmiausia, inkubatorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, monitorinės sistemos ir, aišku, medikamentai ir dar daug visokių kitokių techninių dalykų. Pasirodo, dėl visos naujos įrangos reikia dėkoti šveicarų vyriausybei ir jų vykdomam projektui nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatai gerinti. Yra keletas šio projekto sričių. Viena sritis tai yra medicininės aparatūros pirkimas ir ta parama jau mūsų didžioji dalis jos yra pasiekusi, yra praktiškai atnaujintos tiek Kauno klinikų, tiek Vilniaus Santariškių ligoninės naujagimių reanimacijos skyriuje esanti aparatūra. Ir tai iš tikrųjų yra didelė paspirtis, nes nauja aparatūra yra žymiai kokybiškesnė ir mažiau traumuojanti, nes tuos naujagimius mes turime labai tausoti. Šveicarų inicijuojamas projektas apima daugelį sričių, pradedant mokymo organizavimu, rekomendacijų kūrimu ir net ligoninių renovaciją.
Dar vienas iš būdų tai yra slaugytojų parama, jos tiesiog moko tą mamytę priimti tą naujagimį, dėti jį ant savo krūtinės, jį kenguruoti, jį maitinti, kol vaikutis pats nemoka valgyti, jį zonduoti, kaip įpilti pienuko, kaip jį suzonduoti, kaip tą vaikutį palaikyti, kad jis atsirūktų, tiesiog vienas žingsnelis po žingsnelio ir ta mama prie savo vaikučio pripranta, susitaiko ir kai išvažiuoja iš mūsų, jau tas stresas didysis būna praėjęs. Anksti gimęs naujagimis dalykas, kurio dėja neįmanoma numatyti. Daugeliu atveju medikai netgi negali įvardinti tikslių ankstyvo gimimo priežasčių. Aišku, visi tėvai tikisi, kad jų vaikelis gims sveikas, išnešiotas ir kai atsitinka tokia situacija, iš tikrųjų būna didelis pasimetimas, stresas, taip didelis šokas tėvams ir mamos pereina visas tas neigimo stadijas iš pradžių, kodėl mano vaikelis gimė toks, po to pradeda kaltinti kažką tai, kai kada medikus, kai kada artimuosius ir panašiai, vėliau susitaiko su šita situacija ir pradeda kartu kovoti už savo naujagimį. Kauno klinikose dirba apmokyti specialistai, galintys suteikti tiek medicininę, tiek psichologinę pagalbą bet kokiu atveju. Šiaip jaučiamės, bent jau mano atveju, tai labai gerai jaučiuosi. Aš nemėgstu medicinos įstaigų, man jas, nežinau, šiurpą keliančias, bet aš čia labai gerai jaučiausi ir jaučiuosi, atsipalaidavau. Žinojau, kad ne dėl savęs būna, o dėl kūdikio, kad man tik svarbu, kad smiltė užaugtų. Ir palatos ir personalas yra labai, palatos sutvarkytos, o personalas labai malonus, paslaugus ir padeda ir pataria, ir gydytojai taip pat. Iš visų Lietuvoje kasmet gimstančių naujagimių apytiksliai 0,5% yra neišnešioti. Suteikime šiems mažyliams taip reikalingą meilę, priežiūrą bei dėmesį, tai neabejotinai padės jiems stiprėti ir augti.